Sveiki prisijungę į Stay Active with Vitalija kanalą. Šiandien kviečiu Jus atlikti viso kūno 30 minučių treniruotę. Pradėkime. Keliame rankas į viršų, įkvepiame, leidžiame rankas į apačią, iškvepiame. Pakartojame kelis kartus. Sukabiname rankas viršuje ir iš lėto tempiamės į vieną pusę. Tada į kitą pusę. Dar kartą tempiamės į vieną pusę ir į kitą pusę. Atsistojame ant kilimėlio krašto, palengva neskubėdamos vyniojamės į apačią. Stojamės į lentos poziciją ir palengva keliame sėdmenis į viršų, sugrįždamos atgal į lentos poziciją. Pakartojame šį judesį keletą kartų. Dėmesį sufokusuojame į savo pėdas ir palengva vieną paskui kitą leidžiame pėdas žemyn liečiant kilimėlį. Stovint pozicijoje 4, įsitikinkite, kad jūsų riešai yra tiesiai po jūsų pečiais, o jūsų keliai tiesiai po jūsų klubais. Ranką tiesiame į viršų link lubų ir guldome tą pačią ranką ant peties, liečiant kilimėlį. Pakartojame šį judesį keletą kartų, taip tempiame savo nugaros raumenis. Sukeičiame rankas ir lygiai tą patį judesį atliekame su kita ranka. Kartu su šypsena, kad būtų lengviau. Liekame stovėti 4, išsiilginam savo dešinę ranką ir kairę koją ir tuo pat metu keliame savo ranką ir koją į viršų. Nugarą išlaikome kiek įmanoma tiesiau, pilvas pilnai įtrauktas. Sukeičiame pusės, šį kartą įsiilginame savo kairę ranką ir dešinę koją ir lygiai tokiu pačiu judesiu kartojame pratimą. Įsitikinkite, kad laikote nugarą tiesą, kad jūsų pilvas yra įtrauktas ir turite ilgą kaklą. Atliekant bet kokį pratimą, labai svarbu pratimo atlikimo technika, todėl įsitikinkite, kad pratimą atliekate teisingai ir sekate instrukcijas. Toliau keliaujame į moteriškus atsispaudimus. Riešus laikykite tiesiai po pečiais. Atlikdama atsispaudimą įsitikinkite, kad alkūnes lenkiate į šonus ir išlaikote tiesią liniją nuo galvos viršaus iki pat kelių. Nepalikite sėdmenų viršuje darant atsispaudimą. Aš žinau, net ir moteriškus atsispaudimus atlikti nėra lengva, tačiau jūs beveik juos atlikote. Sekantis pratimas, kurį atliksime,
Stosime į lentos poziciją ir stovėsime lentoje keletą sekundžių. Įsitikinkite, kai stovite lentoje, kad jūsų riešai yra tiesiai po jūsų pečiais, kad išlaikote tiesią liniją nuo savo kulnų iki pat viršugalvio. Nekelkite savo sėdmenų į viršų ir stovėkite su šypsena. 3, 2, 1, dedame kelius ant kilimėlio, sėdame savo ant kulnų, rankomis tempiamės į priekį, galvą dedame ant kilimėlio ir ilsimės. Šaunuolė. Sugrįžtame atgal 4, dedame dešinės rankos pirštus savo ant peties ir pradedame sukti rutuliukus į vieną pusę iš pat pradžių. Kai stovime 4, įsitikinkite, kad laikote tiesią nugarą, kad jūsų riešas yra tiesiai po jūsų alkūne, o jūsų keliai tiesiai po jūsų klubais. Sukame rutuliukus kiek įmanoma didesnius tam, kad atpalaiduotumėt savo peties raumenis. Pakeičiame ranką ir lygiai tą patį atliekame su kita ranka. Toliau atpalaiduojame savo pečių juostą, dedame dešinės rankos pirštus atgal savo ant dešinio peties, tik šį kartą alkūnę keliame į lubas. Išlaikome tiesią nugarą, pilvas įtrauktas, nesisukame į šonus, sukeičiam rankas ir atliekame lygiai tokį patį judesį. Tikrai pajusite, kaip dirba jūsų pečių juosta. Puiku. Sėdamės ant kulnų, rankas tiesiame į priekį, galvą dedame ant kilimėlio ir ilsimės. Sekančius 3 pratimus atliksime pilvo raumenims stiprinti. Atsisėskite ant sėdmenų, dilbiais atsiremkite į kilimėlį. Koją susilenkite 90 laipsnių kampu. Pakelkite į viršų ir vieną paskui kitą leiskite žemyn. Įsitikinkite, kad nugaros apačia nesiliečia prie kilimėlio. Laikykite pilvo raumenis aktyvius. Na ir žinoma, pasisunkinkime. Abi kojas tieskime ore ir leiskime į apačią. Atkreipkite dėmesį, kad kai leidžiate tiesias kojas į apačią, jūsų nugara ir pilvo raumenis lieka toje pačioje pozicijoje. Nedarykite lanko iš savo nugaros. Labai gerai. Nuleidinėkime kojas toliau. Tegul dirba pilvo raumenis. Dar keletas liko. Puikiai padirbėta. Šį kartą greitai, įjungdamos greitį, keičiame vieną koją paskui kitą, įsivaizduokite, kad minate dviratį. Greičiau, jūs tikrai tai galite padaryti. Pilvo raumenys aktyvus.
vieną koją paskui kitą, kartu su šypsena. Puiku. Užsitarnautas poilsis. Gulame ant nugaros, kelius traukiame savo prie krūtinės ir ilsimės. Kadangi pratimus labai mėgstu sudėti blokais, toliau tęskime pilvo raumenims stiprinti 3 kompleksų pratimą. Rankas sunerkite savo už galvos ir įsitikinkite, kad nelaužėte savo kaklo. Įsivaizduokite, kad laikote apelsiną tarp savo barzdos ir krūtinės ir tą apelsiną turite išlaikyti kiekvieno pratimo metu, atliekant pratimus pilvo raumenims. Suvedinėjame alkūnę su priešingu keliu, taip mindamos dviratį. Sekantis pratimas. Išsitiesinam rankas savo prie klubų ir 3 kartus giliai įkvėpdamos plojam žemyn rankomis ir 3 kartus giliai iškvėpdamos. Tęskite toliau. Jau visai nedaug liko. Paskutinis šio bloko pratimas. Nuleiskime viršutinę kūno dalį ant kilimėlio, kojas ištieskime į viršų ir atidarom kojas į šonus, uždarom, atidarom, uždarom. Šio pratimo metu dirba ne tik pilvo raumenys, tačiau ir vidinė šlaunų pusė. Dar keletas atsidarimų, užsidarimų. Ir užsitarnautas poilsis. Puikiai padirbėta. Šaunuolė. Kelius sukabiname ir traukiame savo prie krūtinės. Toliau keliaujame ant šono. Ranką statome ant dilbio. Kojas sulenkiame 45 laipsnių kampu. Viršutinę ranką dedame savo ant klubo ir iš lėto atsidarinėjam su viršutinė koja. Kelį į viršų kelkite kiek įmanoma aukščiau, pėdas laikykite kartu. Kai atsidarinėjate į šoną, įsitikinkite, kad nevirstate atgal. Ir žinoma, kaip kitaip be pasisunkinimo. Kelį pakeliame į viršų, koją ištiesiame, lenkiame. Ištiesiame, lenkiame. Išlaikome tą patį kojos aukštį, nežeminant jos į apačią. Tai labai veiksmingi pratimai sėdmenims, todėl nesustokite. Dar keli ištiesimai sulenkimai ir pratimą baigsime rutuliukais. Sukame rutuliukus į vieną pusę, išlaikykite tą patį aukštį ir į kitą pusę. Trys, du, vienas, baigiam koją, sugrąžinkite į pradinę padėtį, sukamės ant kito šono. Ir aš turiu jums labai gerų naujienų. Viską pakartosime su kita puse. Pradedame atsidarinėti. Tai pirmas pratimas iš mūsų 3 pratimų bloko. Kaip ir minėjau, pratimą visada lengviau atlikti su šypsena, todėl šypsokitės. Pilvas įtrauktas.
išsitiesiam koją ir pradedame sulenkinėti. Koją išlaikome tame pačiame aukštyje. Nežeminam kojas, sulenkinėjam. Visai netrukus pereisime į rutuliukus. Nežeminam kojas. Rutuliukai. Viena pusė. Viena kryptimi. Atsukame. Keletą sekundžių ir pratimą baigiame. Puiku. Gulame ant pilvo. Galvą dedame savo ant rankų ir ilsimės. Likite, kur esate, sekanti pratimų serija nugaros apačiai. Rankas padėkite savo prie krūtinės, išlaikykite ilgą nugarinį kaklą ir pradėkite kelti save į viršų. Labai svarbu, keliant save į viršų, išlaikyti ilgą nugarinį kaklą. Atpalaiduokite kojas kiek įmanoma daugiau. Pajauskite, kai dirba jūsų nugaros apačia. Sekantis pratimas jūsų nugaros apačiai. Sulenkite alkūnes 90 laipsnių kampu ir kelkite savo viršutinę kūno dalį į viršų. Labai svarbu kelti save nuo krūtinės į viršų, tačiau ne nuo galvos. Atpalaiduokite savo kojas kiek įmanoma daugiau ir kvėpuokite. Iškvėpkite, įkvėpkite. Dabar atpalaiduokite savo viršutinę kūno dalį, galvą padėdami savo ant rankų. Dėmesį sukoncentruokite į savo kojas ir iš lėto palengva kelkite po vieną koją į viršų. Labai svarbu išlaikyti tiesią koją, keliant ją į viršų. Kojas nelenkite per kelį. Kartu su iškvėpimu keliam koją į viršų. Šiek tiek pasisunkinkime ir kelkime abi kojas į viršų vienu metu. Iš lėto, neskubant, jauskite, kai dirba jūsų nugaros apačia. Sukoncentruokite dėmesį į savo kojas ir išlaikykite jas kiek įmanoma tiesesnės. Visiškai atpalaiduokite savo viršutinę kūno dalį. Dar keletas pakelimų. Ir pratimą užbaigsime, sėsdamos į vaiko pozą. Kylame į viršų, sėdame savo ant kulnų. Rankas tiesiame į priekį, galvą dedame ant kilimėlio ir ilsimės. Delnus atverskite į lubas. Sekančius pratimus atliksime stovėdamas, todėl atsistokite ir iš lėto neskubėdamas slankstelis po slankstelio išsivyniokite į viršų. Atsistokite ant kilimėlio krašto ir pradėkite su savo dešinė arba kairė koja, visiškai nesvarbu, žengiant žingsnį į priekį ir tupiant kiek įmanoma giliau. Priekinis įtupstas. Tupiant į apačią, išlaikykite tiesą nugarą ir iškvėpkite.
Dar keletas įtūpimų ir pradėsime pulsavimą. 2, 1, pulsuojam. Tiesi nugara, pilvo raumenys aktyvus, kvėpuojam. Puiku. Sukeičiam kojas ir pradedam įtūpstų seriją vėl. Įtūpiam, iškvepiam, įtūpiam, iškvepiam. Tiesi nugara, nelinkstam per daug į priekį. When all the lights are faded out, you're gonna see what I'm all about. All of the world's in motion, I can feel it all through the ocean. 1. Ir pradedame pulsavimą. Išlaikome tiesią nugarą, kartu su šypsena. 3, 2, 1. Ir pulsavimą baigiame. Išsikratykite kojas. Stojame į kilimėlio vidurį. Darysime užkryžiavimus. Dešinę koją užkryžiuosime už kairės ir darome gilų įtūpstą. Sukeičiame pusės. Pilvo raumenys aktyvus, pilvas įtrauktas, tiesi nugara, nelinkstam per daug į priekį. Ir kartu su iškvėpimu. Iškvepiam, 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 iškvepiam. Keturi, 3, 2, 1, baigta. Šaunuolė. Stojame atgal ant kilimėlio krašto ir slankstelis po slankstelio iš lėto nusivyniojame į apačią. Dedame kelius ant kilimėlio, užkryžiuojame kojas ir atsisėdame ant sėdmenų. Pratimas, kurį toliau atliksime, vadinasi pasiridenk kaip kamuoliukas. Rankomis apsikabiname kelius ir pritraukiame prie krūtinės. Pastatome kojas ant pirštų ir pradedame ridentis, lygiai taip pat kaip vaikystėje. Pajauskite kiekvieną savo slankstelį. Tai lyg masažas nugarai. Ridenamės nuo nugaros apačios iki nugaros viršaus. Nugarą išapvalinam kiek įmanoma daugiau. Dar 3, 2, 1. Puiku, ridinėjimus baigiame. Nusiridenam paskutinį kartą ant nugaros, išsitiesinam nugarą, koją statome ant kilimėlio. Rankas išsitiesiname prie klubų ir slankstelis po slankstelio pradedame kelti dubenį į viršų. Keliame į viršų, iškvepiam, leidžiame į apačią, įkvepiam. Pakėlus dubenį į viršų, neišrieskite nugaros, laikykite pilvo raumenis aktyvius. Paskutinis 1. Pasisunkinkime pratimą. Dešinę koją keliame į viršų, tiesiame į lubas
ir laikome tiesę, tuo pat metu keldamos dubenį į viršų. Žinau, tai nėra lengvas pratimas, reikalaujantis daug koncentracijos. 2. 1. Ir keičiame kojas. Išsitiesinam koją į viršų ir lygiai tą patį judesį atliekame su kita koja. Kvėpuokite, iškvepiam viršuje, įkvepiam apačioje. Puiku, kaip jaučiatės? Kelius pritraukite savo prie krūtinės ir ilsėkitės. Nes šiandien dienos treniruotę mes jau baigiame. Liko keletas tempimo pratimų ir galėsite džiaugtis likusią dienos dalimi. Prieš užbaigiant treniruotę atsisėskite, dešinę koją pritraukite arčiau savo kūno, kairę koją ištieskite į šoną ir abiem rankom sukabinkite kairės kojos pirštus. Dešinę ranką iš lėto kelkite į viršų link lubų, atsidarykite per krūtinę ir laikykite save šitoje pozicijoje. Ranką sugrąžinkite atgal ir iš lėto neskubant sukeiskite kojas. Šį kartą ištiesinkite dešinę koją į šoną ir lygiai tokiu pačiu būdu pritraukite save prie tiesios kojos pėdos. Laikykite keletą sekundžių. Kairę ranką kelkite į viršų link lubų, atsidarykite save per krūtinę. Ir 3, 2, 1, leidžiamės atgal prie pėdos. Pakeiskime sėdėjimo poziciją, kojas išsitiesinkime ir iš lėto palengva lenkimės link ištiestų kojų. Nieko tokio, jeigu negalite pasiekti savo pėdų, rankas padėkite savo ant blauzdų ir laikykite save šitoje pozicijoje. Sekantis pratimas – blauzdų raumenims tempti. Padėkite pėdas ant kilimėlio ir atsisėskite savo ant kulnų. Palengva, sėdmenis keliame į viršų, delnus paliekame ant kilimėlio. Sukamės į vieną pusę, grįžtam į centrą, sukamės į kitą pusę. Dar kartą, sukamės į vieną pusę, centras, kitą pusę. Sustabdykite save centre ir vėlgi slankstelis po slankstelio neskubant išvyniokite save į viršų. Treniruotę užbaigsime 3 giliais įkvėpimais. Įkvėpkite viršuje giliai per nosį, nusileiskite į apačią ir iškvėpkite. Šį judesį pakartokite 3 kartus. Ačiū, kad sportavote su manimi, tikiuosi jums patiko šis video. Jeigu norite tokių video daugiau, prašau prenumeruokite mano kanalą, paspauskite mygtuką patinka ir pasidalinkite su savo draugais. Iki pasimatymo kitą kartą.